Režisieriaus darbo pobūdis priklauso nuo pasirinktos specializacijos – kino, teatro, televizijos ar renginių režisūros. Režisieriai planuoja ir prižiūri visus spektaklio, filmo, laidos, reklamos ar renginio kūrimo procesus. Patvirtina scenarijų, parenka aktorius ar dalyvius, išraiškos priemonės, vadovauja kuriant dekoracijas, parenkant kostiumus, grimą, garso ir šviesos efektus, dalyvauja filmavimuose ir montaže. Jie vadovauja visam kūrybiniam kolektyvui ir yra atsakingi už galutinį rezultatą pateikiamo žiūrovams. Gali dirbti teatre, kine, televizijoje, renginių organizavimo ir reklamos agentūrose, kūrybos studijose. Esu Justas, labiausiai patinka matematikos, ekonomikos, istorijos, geografijos pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu tenisą ir mokausi japonų kalbos. Noriu tapti finansų analitiku ir dirbti Wall Street'e. Aš Ieva, patinka mokytis biologijos, chemijos ir fizikos. Lankau teatrą ir dirbu gyvūnų globos organizacijoje. Norėčiau būti veterinarijos gydytoja ir padirbėti egzotiškose kraštuose. Esu Polas. Man įdomiausios istorijos, politologijos, lietuvių ir anglų kalbos pamokos. Laisvalaikiu mėgstu kurti filmus apie jaunimą. Norėčiau būti politikas ir pakeisti stereotipą, kad politikai rūpinasi tik savimi. Edita Kabaraitė, televizijos režisierė, darbo stažas 14 metų, baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Televizijoje režisierius pradeda nuo pačios pradžios, jisai kartu su prodiuseriu arba su televizijos vadovais galvoja, kokį projektą pasiūlyti, kad jį žiūrėtų žiūrovas ir būtų įdomu. Tai jisai nuo pat pradžių, reiškia, eina ta grandinė, kol televizijos laida išeina į eterį, tai ką jau jūs pamatot žiūrėdami televizorių. Čia ir yra Lietuvos televizijos pirmoji studija, čia žmonės dirbo ir statė visą šitą dekoraciją. Mes jau ateinam, viskas matot suruošta ir panašiai. Tai sėskit į tas kėdės, parodysiu, kur čia kokios kameros, kur kas gerai. Pats Nekrošius yra sakęs, kad režisieriaus darbas yra 90% matematika, 10% kūryba. Kiekvienas režisierius turi, reiškia, iš pradžių išsibraižyti savo galvoje schemas, su skaičiukais išsimatuoti, kas, kur, kada, kaip. O tas 10%, jie aišku, labai svarbu, bet yra tik tai kūryba. Pabūkit profesoriais trumpam. Televizijoje yra labai daug grandžių, pavyzdžiui, dekoracijų dailininkas, tada operatorių komanda, su kuria tu turi susišnekėti, kaip reiškia, kas turi atrodyti, kaip reikia nufilmuoti, kad būtų gerai. Tada garso režisieriai, padalinys, kur tu turi lygiai taip pat šnekėti, kaip reikia įgarsinti, kokie muzikiniai kūriniai ir panašiai. Tada yra visa administracija, kuri sukviečia tuos vaikus, surenka jų palaikymo komandas, susako, kaip reikia apsirengti, kad jie visi sueitų į vieną vietą ir žinotų, ką reikia daryti. Tai paplojam visi kartu. Šaunuoliai. Vienas televizijoje niekada nepadarysi jokio rezultato. Nei televizijoje, nei kine. Čia yra komandinis darbas. Tiesiog sueina profesionalai iš skirtingų sričių ir padaro vieną produktą. Čia yra pultas aparatinė, kur mes viską matom, reiškia, ką mums rodo operatoriai. Man Edita pasirodė kaip žuvis vandenį iš tikrųjų. Tiek ir su tais operatoriais bendravot ir su visais pažįstama. Atrodė tikrai, kad čia yra jos vieta. Aš nespėčiau sužiūrėti, kas kur vyksta, nes nieko nesigaudau, absoliučiai pasimeščiau ir gautųsi juodas ekranas. Tiek daug reikia mygtukų spaudyti ir taip atsipalaidavus, atrodo, čia dar juokės, čia toklus, atrodo taip sunku. Pravažiuok pirmą. Pasizumink į kapitonės per vidurį. O paskui, kai tu nufilmuoji viską, tai kitas etapas, kai su montažo režisierium atsisėdus, sudėlioji visus akcentus ir vaizdo, ir garso, kad jūs žiūrėdami viską girdėtumėt, viską matytumėt, užrašai titrais, vardą, pavardę ir panašiai. Tiesioginė transliacija, kai būna, tai tu niekada negali iškirpti to, ką sako, o kai yra įrašas, tai tu po to montaže atsisėdi ir prakarpai pauzes. Sukričiavo netaisyklingai, bet po to pakartojo, tai tą netaisyklingai išmeti, įdedi taisyklingą. Tu mokaisi labai svarbių dalykų. Reiškia, iš pradžių yra teorija, kai yra meno istorija, kino istorija, teatro istorija. Ir tu jau žinai pagrindus, kas vyksta dabar šiuo metu pasaulyje, teatre, kine ir taip toliau. Mūsų mokė netgi šokti. Darėm šitus visus baleto judesius. O po to yra praktiniai dalykai.
Režisierius tai nėra, kai tiesiog vadovauja. Jis turi nusimanyti ir apšvietime, ir garse, ir visur bent minimalų turėti išsilavinimą. Nes kitaip tai, jeigu kitas užpjaus grybą, tai jis net nepamatys, kad grybas gaunas. Jau gali pradėti. Kai užaugsiu, labiausiai norėčiau būti režisieriumi. Kodėl? Ogi todėl, kad ši profesija man pasirodė geriausių ir linksmiausių televizijos profesijų. Tai jau čia reikėtų montuoti, ne? Tokiai mažai šaliai kaip Lietuva, televizijų Lietuvoje yra tikrai daug. Plus internetas, kuriam lygiai taip pat tu gali kurti kaip televizijos režisierius laideles. Yra kinas, kur tu visiškai savarankiškai gali daryti, jeigu turi gerą prodiuserį ir gauni finansavimą. Yra reklamos gamintojų, tai režisierius lygiai taip pat gali ten dirbti ir jų tikrai Lietuvoje yra apie 20. Šiaip pasirinkant profesiją visada svarbiausia, kad tau patiktų. Jeigu tau patinka, tu viską padarysi, kad ir sektųsi, ir gautum įvertinimą, ir kurtum vis kažką naujo, šiek tiek kitaip. Būtų keista, jeigu sakyčiau, kad aš patenkinta absoliučiai viskuo. Tikrai taip nėra ir tikrai kai kur galima padaryti daug geriau, bet aš daug kuo galiu pasidžiaugti. Aš šiandien, žinot, ką man šiandien skambino Valdas Adamkus. Aš darau dokumentinį filmą apie Valdą Adamkų ir mes jam nuvežėm, demo versiją pasižiūrėti 10 minučių iš filmo. Ir jis po to paskambino ir sakė, būtumėt čia, tai išbučiuočiau. Tai žinokit, šokau šokį kieme. Nes, labai smagu, kai žmonės pasako gerą žodį apie tavo darbus. Manau, kad režisieriais gimstama. Nes tas idėjas, jos vis tiek nėra tas dalykas, kuris yra išmokstamas ar išugdomas. Talentas yra tik maža dalelytė, bet kurioj profesijai. Darbas yra daug svarbiau už talentą. Tikrai yra atsakingas darbas, jeigu yra tiesioginis eteris ir tu paspausini tą mygtuką, tu gali visą laidą sugadinti. Sprendimai priimi labai greitai ir tenais tikrai reikia pagauti tą gyvenimo tempą ir veikti spontaniškai. Manau, svarbu turėti šaltus nervus. Įdomi profesija iš tiesų. Tikrai norėčiau apie tai kokį nors filmą susukti. Apie užkadrinį gyvenimą. Vaikinas mėgsta kurti. Manau, kad sugebėčiau būti režisieriumi.